tarp mūsų berniukų. Pavyzdžiui, vaikystėje svajojau turėsiu Ford Scorpio. Realiai svajojau. Ford Scorpios yra. Dabar tai žinai, aš Mustangą nusipirkau. Nemėgstu išlaidauti. Filmas, bus labai geras. Jo iš tikrųjų džiugu, kad susirinko šitas kolektyvas aktorių, jie ten sinchronizuojasi ir vienas su kitu ten persipina. Linelė, iškvies mums taksi. Kristutė, aš vėluoju. Tu važiuoji pramogauti, aš lieku su vaikais. Personažai yra 4 pagrindiniai ir aplink juos viskas sukasi. Linas, namų žmogus, turintis valdingą žmoną. Tomas, daug moterų turintis šalapajus, toksai vadinkime jį verslininku. Leo, tai šiek tiek Gediminas. Gediminas tai toks kūrybinis žmogus, bet yra toks nostalgiškas, arogantiškas, bet nepaisant to labai gerai įsiliejantis į visą šitą ansamblį. Ir Vytautas irgi yra perspektyvus chirurgas, kuris visko rūpinasi ir yra už visus atsakingiausias. Tėvai neleido. Dabar žmona atrodo suaugęs žmogus. Perspektyvus chirurgas. 3 nelamių magnetai, pamojuojam. Ką? Ne, čia ne jums. Tai va. Jeigu čia mes taip sakant, svajonės keisim kaip padangas, tai kažin ar įgyvendinsim čia miestą. Mano personažas yra Tomas. Negi vizualiai dabar žiūrint, aš esu personažo rūbais apsirengęs, tai Tomas jis yra verslininkas, žvitrus, su, reiškia, tokia iškirpte. Moteris tai vadina dekolte, o jeigu Tomas, tai sakytų personažas, mano personažas Tomas, sakytų, tai yra tiesiog patogiai gera iškirpte, nes tiesiog organizmas ir kūnas kvėpuoja ir yra laisvas. Nes Tomas yra laisvas, yra aiškus, raiškus, galbūt šiek tiek tiesmukas, bet galų galia, kaip sakyti, mes apie tai ir šnekame. Mano geležinė taisyklė su bendradarbiais ne kaip vokiečiai, nein ir viskas. Tai kaip čia bendradarbė, bet ne. Tai... Visą laiką yra išimčių, tai kokia taisyklė be išimčių. Ir... akcija. Šachmat. Moteris, nemokėkit jūs tų pinigų, kad pas psichologus patektų. Ateikit ir paklausykite kine, apie ką kalba vyrai. Tarp mūsų berniukų. Prašom, 50 liaunų. Bet galim galvoti, Linai. Seniausiai galim, davai baigit cirkinti. Įpilkite, prašau, 50 gramų. Gal 100 imsi? Galima. Leonardas Pagadinosas, Leo, žodžiu taip, mes filmuojame filmą tarp mūsų berniukų ir mes su Keprytė keturiese, Mantukas, Kyra, Tuškė, mes važiuojame į Norvegiją žvejoti. Žodžiu, mes važiuojame į tą kelionę ir esmė tokia, kad bent jau mano personažui Gediminui esmė yra niekur, nieko, o svarbiausia yra pabėgti iš čia. Ir svarbiausia išvažiuoti. Aš esu pagal personažą, reiškia, direktorius, šefas Arthauso kompanijos, vizualus audio menas ir... Čia labai svarbu kiekvienas niuansas, bet pradėkime nuo rožinės spalvos. Gerai. Kaip jūs galvojate, kuris iš šių rožinių atspalvių galėtų būti kaip pagrindinis? Tokie yra 4 skirtingi tipažai, bet jos visus vienyje, kad yra vaikystės draugai. Ir nors ir mokyklai kažkada buvo visiškai vienodi, paskui gyvenimas išskirsto, truputį sudėlioja skirtingas vėžes, bet jie vis tiek susitinka įgyvendinti savo seną vyrišką svajonę, nuvažiuoti, pažvejoti ir atsipūsti nuo žmonų, nuo vaikų. Namie žmona, restorane žmona, aplinkui nuolat ir visur žmona. Netgi dabar, kada aš sėdžiu čia su jumis, man atrodo, kad netikėtai atsidarys duris ir jinai iššoks iš namuko. Linukai, išvesk piputę! Visuose kino teatruose nuo sausio 1 dienos.